koks įdomus dalykas, apie tai taip pat nekalba kažkodėl niekas. O ką, o Jungtinės valstijos pradėjo pompuoti naftą, mėlėjai. Ir oficialiai naftą pompuoja Jungtinės valstijos dabar rekordiniais 13,4 milijono barelių per dieną. Kasdieninė naftos gavyba padidėjo 22% per paskutinius 4 metus ir nuo 2008 metų produkcija pašoko iki dangaus 350% nuo 3,8 milijonų barelių per dieną. Taigi Jungtinės valstijos dabar yra pasaulio didžiausias naftos gamintojas, kuris viršijo Rusijos gavybą 35% ir Saudo Arabijos gavybą 38%. Jungtinės valstijos, mėlyje, šiai dienai jau dominuoja naftos produkcijoje. Žinoma, tai kol kas apie tai yra tylima, tai tik prasideda, bet kur tai eina, jūs patys suprantat, kas bus su Rusijos dabar pinigais, kuri laikosi rinka ant naftos ir karo dabar. Kas bus su Saudo Arabijos fantazijomis, kas bus su visom kitom fantazijom. Žinoma, čia yra daroma iki rinkimų, po rinkimų, jeigu, pavyzdžiui, vėl pavogtų rinkimus, tai būtų sulig dieną sustabdyta ir nutraukta. Tai yra daroma tam, kad užpumpuoti rinkimus, kad suvaldyti griūtį. Visiškai ekonominį griūtį iki rinkimų, nes jie praras rinkimus. Bet, jeigu jie rinkimus iš tikrųjų praras, tai šitas tęsis su nauja jėga ir dar labiau, spėkit, kas bus. Bus labai įdomu stebėti, kai bus energetika pigi, kai bus, kaip sakant, benzino, kuro, naftos kiek nori. Visi konkuruos tarpusavį ir visi išgaudinės ir visi tik siūlys, tik pirkit ir kuo pigiau. Aš manau, kad skamba gerai, ar ne? Bet dar kartą, apie tai kol kas yra tylima per daug, niekas neskelbė šito. Ir tai yra ženklas labai neblogas, nes pigiai energija atidaro daugybę vartų. Kol kas mes alternatyvų naftai neturim, mums jos yra neduotos. Ir tai yra labai svarbu. Tai sudėlios tam tikrus dalykus į vietas.